Na ir kaip jums užtemininis metas, kuris tęsiasi nuo rugpjūčio 12, prasidėjęs Saulės užtemimu ir baigsis rugpjūčio 28 dieną, kai įvyks Mėnulio užtemimas. Nors sezonas užtemimų tęsiasi daug ilgiau. Tai yra nuo Liepos pabaigos iki pat rugsėjo 11 dienos. Tai yra tas periodas, kada kažką paleidžiame, nuo kažko apsivalome, o kažkam atsiveria tam tikra kryptis, aiškus žinojimas ir vidinis bei išorinis vedimas link savo tikslų. Iš tikrųjų neramus metas, nes būtent ypatingos yra rugpjūčio 19-20 diena, kurios žymi vidurio tašką tarp šių užtemimų. Mėnulis Skorpiono ženkle. Įtampa auga. Energijos mažėja ir kyla ir iš vidaus, ir iš pasąmonės labai gilios emocijos. Tai šiuo metu gali pasireikšti ir įvairios baimės, ir nuoskaudos, ir pavydo, ir kontrolės, ir manipuliacijų ženklai. Tai tikrai nepalankus metas yra aiškinti santykius, priimti kažkokius itin svarbius sprendimus, jei pagrindas to yra emocijos. Tai pats geriausias metas yra tiesiog dirbti su savo baimėmis, užsiimti psichologinėmis praktikomis ir būtinai klausyk iki pabaigos, nes pasidalinsiu tokią praktiką, kurią atlikdamas kelias dienas galėsi išlaikyti savo vidinę ašį ir grįžti į save, ką be patirtum iš aplinkos, kur be būtum, kaip besijaustum. Taigi, iš tiesų dabar ir Saulė, beje su Mėnuliu kaip tik yra ir konflikte, tokioje įtampoje ir su karminiais mazgais. Tai rodo tokį konfliktą ir tarp jausmų, ir emocijų, ir norų. Taip, mes galim nesuprasti, ko mes norim. Kas vyksta dar ypatingesnio rugpjūčio pabaigoje, sakykime, kaip išsidėsčiusios ir kitos planetos. Tai Merkurijaus planeta, mūsų mąstymas, ar ne, komunikacija, prekyba, visi šitie dalykai. Nuo rugpjūčio 9 iki rugpjūčio 25 yra Liūto ženkle. Tai iš tiesų geras metas yra kūrybai ir ryšiams, daryti įspūdį, juk to labiau ir Jupiteris Liūto ženkle, ar ne? Tai mūsų ir mintis, ir kalbos, ir, žodžiu, viskas gali sietis su saviraiška, savirealizacija, su vaikais, su meilės reikalais. Tai iš tikrųjų dabar ir palankus metas kreiptis būtent dėl savirealizacijos, analizių, konsultacijų, ar ne, arba dėl vaikų auklėjimo tuo pačiu, kaip tik domėtis šitais dalykais. Venera, mūsų meilė, finansai, ar ne, atsakinga planeta už šituos dalykus, yra Svarstyklių ženkle nuo rugpjūčio 6 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Tai iš tikrųjų stipri padėtis Veneros yra Svarstyklėse, kuri byloja apie taiką, apie harmoniją, apie santarvę, apie grožį. Ir tik minusėlis yra tas, kad Venera stiprioje įtampoje su Saturno planeta, ribojančia planeta, kuri teikia kliūtis tam tikras, ar ne, nuo rugpjūčio 16 iki rugpjūčio 26, bet poveikis gali būti jaučiamas iki rugpjūčio 31. Tai vadinasi jau visą likusi rugpjūtį. Ir tai rodo krizę galimą tiek partnerystėje,
tiek finansuose. Tai tuo labiau, kad Venera judės atgalinę eigą nuo spalio 3, jeigu neklystu, jau kaip tik ar nebus retrogradinė. Tai žinokit, kaip Merkurijus būna retrogradinis, taip ir Venera tokia būna. Tai nuo spalio 3 iki lapkričio 14 dienos. Taigi, sakyčiau, tai ir bus tas periodas nepalankus nei meiliai, nei finansams. Jau galite pasižymėti iš anksto. Bet iš tiesų ir būtent rugpjūčio pabaigoje jau Venera keliauja į tam tikrą tokią kilpą, kada ji ruošiasi savo retrogradiniam judėjimui. Tai iš esmės jau ir nuo rugpjūčio pabaigos galimos tokios kritinės situacijos susijusios su santykiais ir ar pinigais. Apie tai, žinoma, dar kalbėsiu plačiau. Taip, Marso planeta, energija, mūsų veiksmas, aktyvumas nuo rugpjūčio 11 dienos iki rugsėjo 28 dienos orientuota yra į šeimą, į namus, į jausmus, į poilsį. Ir šiuo metu yra įtampa su Neptūno planeta. Tai gali iššaukti polinkį priklausomybėms. Tai iš tiesų reikia valdyti save, valdyti emocijas. Tuo labiau ir netektys ar nelaimės susijusios būtent su vandeniu, tai irgi būtent turi įtakos šitas aspektas, gali lemti šitas aspektas. Tai būkite atsargesni prie vandens. Na ir Saulė skaičiuoja paskutinės dienas jau Liūto ženkle, sakykime, paskutinę savaitę, tai rugpjūčio 23 dieną, žengs į Mergelės ženklą, paliks Liūto ženklą ir beje, ir Merkurijus, žinoma, nuo rugpjūčio 25 dienos, čia ir baltas mėnulis yra. Tai žodžiu, palankiausias metas artės būtent tvarkai, švarai, sveikatai, viskam, kas susiję su tuo. Bet, kaip sakau, netidėliokime savo reikalų, savo sveikatos, būtent kad pradėsiu nuo rugsėjo 1, kad pradėsiu nuo pirmadienio, tai tikrai ne. Geriausias laikas yra čia ir dabar. Tai tuo labiau, kad kylantis mūsų mazgas yra vandenio ženkle. Tai palankiausia metai apskritai yra jungtis į bendruomenes, į grupės. Todėl ir aš savotiškai kuriu tokio sąmoningo gyvenimo klubą, sąmoningo gyvenimo būdo klubą. Tai paskelbusi kol kas tik iššūkį jungtis būtent į sąmoningos savidisciplinos grupę, kurioje mes jau pradėjome savaitėlę tiesiog sveikiau gyventi, sveikiau pradėti rytą, dieną, ir tuo pačiu pagražinti savo kūno linijas, geriau jaustis, įgyti daugiau energijos. Tai jei ir tu jauti, kad o kada jei ne dabar, jeigu tu nori pokyčių, nori stipresnės energijos, nori daugiau džiaugsmo gyvenimo, nori rudenį pasitikti sveikesnis, laimingesnis, gražesnis, tai jau parašyk man asmeniškai ir prijungsiu tave į šią grupę. Na, o kaip minėjau, dėl praktikos, tai aš jau buvau nusipiešusi ant savo riešo ir rodau jums, ką reikia padaryti. Tai tiesiog tolygų gražų apskritimą pieškite ir nešiokite visas šias artimiausias dienas iki savaitgalio. Šis ženklas iš tiesų padės jums grįžti į save, stiprins jūsų vidinę ašį. Kiekvieną kartą, kai kažkoks spaudimas iš aplinkos, pažiūrėkite į šį ženklą ir pajauskite jame save.